Šio tarybos sprendimu yra siūloma pritarti taikos sutarties projektui civilinėje byloje numeris nurodytas, taip pat pritarti bendrovės valdymo ir kontrolės užtikrinimo bei įgyvendinimo sutarties projektui, bei įgalioti rajono savivaldybės merą pasirašyti taikos sutartį ir bendrovės valdymo ir kontrolės užtikrinimo bei įgyvendinimo sutartį. Šis sprendimo projektas gimė pasekoje iš savivaldybės tarybos lyg ir pavedimo 2008 metais rugsėjo 9 dieną. Savivaldybė tarybos sprendimu 5TS 565 iš esmės pritarė taikos sutarties sudarimui šioje civilinėje byloje ir įgaliojo rajono savivaldybės merą dėrėtis dėl konkrečių taikos sutarties byloje sąlygų ir formuluočių. Mero potvarkiu buvo sudaryta komisija ir po ilgų diskusijų ir derinimų buvo parengti šie sutarčių projektai. Minėtam taikos sutarties projekte yra 3 šalys: uždaroji akcinė bendrovė Akmuva, Lazdijų rajono savivaldybė ir Valstybės turto fondas. Visos šios 3 šalys turės pasirašyti šią sutartį ir ši sutartis, kaip numatyta šios sutarties 9 punkte, įsigalios tik tuo atveju, jei, kaip minėjau, visi 3 pasirašys ir teismas savo sprendimu patvirtins. Ar ši sutartis yra derinta su turto fondu, ar mums ją patvirtinus, ar nebus vėl turto fondo užginčyta, kaip buvo pas mūsų privatizavimo procesą? Ši sutartis preliminariai buvo derinta su turto fondo teisininkais, tačiau jie įgaliojimų ją patvirtinti neturi. Atitinkamai šita sutartis taipogi yra teikiama turto fondo valdybai ją tvirtinti. Kita pusė. Vienašališkai tos investicijos būtų neteisėtos ir žinoma savivaldybei labai dideli nuostoliai. Ką reiškia 2% balsavimo teisės perleidimas savivaldybei, nepadengiant šių balsų akcijomis? Suprantu, įstatymė galbūt yra tokia nuostata, kad galima perleisti balsų teisę, bet turtas, realus turtas, 51% to įstatinio kapitalo, tai pasilieka vėlgi pirkėjo žinioje, o savivaldybė tik tais popierinius balsus turi. Toliau aš niekaip negalėsiu balsuoti už šį projektą, nežinodamas pirkėjo patikimumo. Manau, kad tai turėtų įvertinti atitinkamos institucijos ir savivaldybėje tas dokumentas turėtų būti. Tuo labiau, kad viešojoje spaudoje sklando gandai, kad šioje įmonėje išmokamas net atlyginimas darbuotojams savo laiku, tai iš kur jie finansuos tokias investicijas. Tuo labiau, kad investicijos yra ganėtinai didelės. Galiu tai patvirtinti, kad mes investuosim tas lėšas, kas yra apspręsta sutartyse. Ir ką buvom nusprendę pirkdami. O kadangi teismų procesai užsitęsė ir dabar, kaip jūs oponavot, kad turėtų būti pakeista ar peržiūrėta, tai tas realiai net ir negali būti padaryta, todėl kad yra privatizavimo programa, kuri buvo apspręsta ir kurioje buvo viskas numatyta. Todėl šitas viskas išlieka ir šitos sąlygos mes įsipareigojom jas vykdyti. Daugiau klausimų nematau, siūlau balsuoti prieš šio sprendimo priėmimą, prašau balsuoti.